Sveiki visi, jūs esate mezgimo kanale Megzti paprasta. Aš esu Kristina ir mes čia kalbam, tiksliau aš su jumis dalinuosi savo pabaigtais procesais, savo einamaisiais mezginiais, savo planais, savo pirkiniais. Ir šiaip mes kartu, manau, praleidžiam visai neblogą laiką kartu, kol jūs žiūrit šitą video. O man aišku, nenustosiu kartoti, kad man yra neapsakomas malonumas juos filmuoti. Tik kaip paskutiniam video aš jau čia daviau rezoliucijas, žodžiu, ir viską, tai man labai primena dabar, žodžiu, filmukas man rodos kažkur buvo, kur aš jį mačiau. Taigi čia jisai, pažadukas. Tai jau atleiskit, kaltą pripažįstu, tas pažadukas, esu aš. Tai va, nieko nežadėsiu jau šį kartą, yra kaip yra, bus kaip bus, matysim. Bet dabar galim praleisti vėl šiek tiek laiko kartu. Pas mus jau ko gero ir tarp lietuvaičių, ir tarp visų užsienio, žodžiu, mezgėjų, YouTube video filmuotojų, jau turbūt tapo tradicija visus video pradėti nuo kavos. Nežinau kaip jūs, bet mano mezgimas, mano prisiruošimas eiti megzti, mano prisiruošimas eiti ieškoti idėjų, netgi daryti siūlų, visų pirma prasideda nuo kavos. Ir prie kavos, aišku, skanėstas. Tarp kitko, atradau va šitą naują Tuplos šokoladuką. Nu, labai pasaldina mezgimą, labai. Tai ką, čiupkit ir jūs, kas mezginius, kas nėrimus, kas kavos, kas arbatos, kas kai ko gaivesnio. Ir pradedam kalbėti, ką aš čia prieš save turiu. Nu, čia toks vaizdelis kaip ir toks jau malonesnis sakė. Aišku, čia pas mane visur gerai, kad jūs nemato toksai bardakėlis. Tikriausiai, kaip visada, nieko naujo. Pabaigtukų labai daug tokių kaip ir... Turiu iš tikrųjų ko pasidžiaugti pabaigtukais, bent jau vienu, tai tikrai. Bet pradėtų procesų, tai mes turbūt apie jūs čia kalbėsim iki vakaro. Tai ką, kol leidžia, žodžiu, mūsų saulėtas dangus, kol prisiruošimas neužgesęs, įsitaisom patogiau, nu ir aš pradėsiu jau pasakoti. Turbūt tradiciškai pradedam nuo pabaigtų mezginių. Tai pirmas šių metų pabaigtas mezginys buvo kojinės skirtos projektui kojinių dėžutė 2024. Bandau ir aš dalyvauti joje. Truputėlį atsilieku, turiu pripažinti, bet bandau. Vėlgi, kaip prašo pati jau projekto organizatorė, kad mes jau tas kojines neprivalom pristatyti nuo ten, tarkim, 1 iki, tarkim, kovo 31 dienos. Tai sausio mėnesio kojinės mano buvo štai tokios. Sausis, jeigu dar pamenat, pas mus driokstelėjo labai nejuokingai, su didžiuliu minusu ir, žodžiu, man labai norėjosi jau tas kojines tokias numegzti. Nu jau tokias, kad basa galėtum į sniegus ir spygus išeiti. Tai man atrodo, kad man visai pavyko. Aišku, įkėliau už nuotrauką į tą grupę. Nuotraukai gal ne taip matosi, bet iš tikrųjų jos yra storulės. Jau štai galit matyti. Užduotis buvo sausio mėnesio apmetimas itališkų būdu. Ir pinutė, vienspalvis siūlas. Ir pinutė iš 6 akių. Nu, aišku, man ta tradicinė pinutė iš 6 akių pasirodė truputėlį per paprasta. Aš nuėjau truputėlį, nežinau, kiek sudėtingesnių, nes mačiau tikrai kojinių primezgėt visos fantastiškų. Jeigu, pavyzdžiui, yra kas dalyvaujat projekte ir žiūrit kanalą mano video, tai tikrai turiu pagirti visas, nes rezultatai stulbinantis tikrai pasistengėm. Va, štai kaip tai atrodo raštas. Apsiavus kojinį. Labai jau
neapsiavus, bet tiesiog, kad matytųsi aiškiau. Pripažinsiu, turbūt sausio 1 dieną pabudusi, kadangi naujus metus sutikom ramiai namuose, tai ir pabudimas buvo labai savo laiku savose namuose, su gera sveikata. Tai čiupau iš karto vat, ir knygas, ir galite matyti, čia pas mane yra šitie vat, japoniški žurnalai. Puoliau žiūrėti, ką aš čia galiu, kaip megzti, kur pritaikyti, kokie raštai man tiktų. Nu, tiesiog vat, semtis idėjų. Aišku, ganėtinai yra keista. Aš nežinau, kaip pavyzdžiui pas jūs. Aš juk šitų mezgimo knygų vienu metu pirkau tiesiog. Pirkau. Jų vienur pamatau vienokią reikia, kitur pamatau kitokią reikia. Ir žodžiu, visų man jų reikia. Bet vis tiek, kai prispiria reikalas, kur pirmą ieško, internete. Nu, atrodo, susirandi, print screeną tą, žodžiu, pasidarai, įsispausdini ir turi. Tai vat, tai mano šita vat visa pinelė buvo iš Noros Gogan knygos. Vat štai šita. Iš 6 akių. Vat. Ir aišku, aš jas paėmiau megzti 3 ir šachmatinė tvarka keičiau tuos kryžiavimus ir gavosi štai toks rezultatas. Vat. Buvo tikrai tokių gražių pinelių ir su kiauraraščiais, tokių kombinuotų, bet sakau, kadangi sausis driokstelėjo, nu jau sakykime, su tokiu nevykingu šaltuku, tai jau ir tų kojinių norėjosi atitinkamų. Va, sugriuvo mano siūlų pilis, nieko tokio. Va, pasistatom atgal, kad čia būtų pas mus viskas dailiai. Tai va, tai kojinės numegztos abidvi. Yra viena tik ant blokatorius, kad būtų patogiau parodyti, o kitą pasilikau laisvą. Tiesiog. Dabar iš ko aš jas mezgiau? Mezgiau siūlas vienas buvo Drops Nordas. Štai baltos spalvos 1 numeris. Buvo imta mohairo su poliamidu baltos siūlas ir vienas siūlas šitų mano blizguoklių, tie tokie balkšvi su tuo tokiu žydru liureksu, kuriuo aš, nu, niekaip nesugebu išmegzti. Žinokit, iš kažkur randu, aš jau nežinau. Nu, bet kaip nors. Tai vat, toksai pirmas mano procesas, pabaigtas darbas. Ne procesas, bet pabaigtas darbas buvo. Tai vat, galim pasidėti čia kur nors vat už nugaros. Dabar kas buvo pas mane toliau. Toliau pabaigiau jau didelį procesą. Man atrodo, name video aš jums rodžiau jau pradėtą procesą. Šito mano marinuoto agurkėlių spalvos megztinio, kuris šiai dienai jau vat yra pilnavertiškas ir net buvo išėjęs į darbą vieną dieną su manim. Užsimojau megzti iš tikrųjų, nes nepataikiau į tankiai nurodytą aprašymę, užsimojau megzti patį didžiausią dydį. Nu, maža kas, nu, bet kad nebūtų tik tais aptemta. Tai jau dabar, kai nebuvo aptemta, taip tas plotis, vat, imant kur aš, kaip čia jums parodyti geriau, nu, vat, koks tai tas plotis, vat, jeigu galite matyti. Matuoti nematavau, bet tai yra tikrai ganėtinai geras oversizas. Modelis pats yra pakankamai bazinis, neimant vat, šitos žakardinių rankovių dalies, jeigu. Netgi sakyčiau, kad tai galėtų būti labai puikus pirmas megztinis, kurį mes galime megzti nuleistais pečiais. Ne japoniškas petys kaip pas Petit Knit aprašymuose, bet vat, konkrečiai mezgant nuo pačios šitą vat, nuleistų pečių techniką su trumpintom eilėm. O vat, dabar taip. Mezgiau aš jį iš Super Geelongo. Siūlus pirkau mano siūlai. Siūlai yra tobuli, fantastiški, neturiu jokių priekaištų, apart ko gero. Tai, kad, nu jau, aš jau nusipirkau tą metražą tokį 1500 metrų, tai teko truputėlį pavynioti. Bet vėlgi, čia toksai laikinas nemalonumas, susivyniojai ir savo mezgi. Mezgiau 4 numerio virbalais. Šviesios spalvos buvau nusipirkus, va čia štai žakardiniai daliai 100 gramų tik tai. O va
tos žalsvos samaninės nusipirkau, dabar bijau pameluoti, 400 gramų, man atrodo. Tai žinokit, dar turiu ganėtinai likučių, gal bendroji sumoje, tarkim, jeigu turėjau pusę kilogramo, nepasvėriau megztinis, kiek sveria, tai žinokit, likučių gal turiu kažkur apie 100 gramų. Didžioji dalis, man atrodo, iš jų yra netgi va tos baltos spalvos. Vat, nes tikrai jos nedaug suėjo šitom rankovėms. Tai vat, nežinau, gal man vertėtų jį pasimatuoti, kad jūs galėtumėte įvertinti, kaip čia jūs atrodo ant manęs. Duokit man sekundėlį ir aš tau pasirodysiu apsirengusi megztiniu. Nu, vat štai, kaip atrodau aš su tuo megztiniu. Spalva, manau, labai nebloga. Tiek pavasarį, tiek rudeniui tinkama. Žiemai lygiai taip pat, tik tiek, kad yra blogybė viena su mano mezginiais ir darbu, pavyzdžiui, pas mus begaliniai šiltas ofisas. Nu, tiesiog begaliniai. Tai jau čia išsitaikė man čia viena vėsesnė vasario diena, tai vat jau nuėjau į darbą, aišku, su to megztinio, žodžiu, susirinko savus ditirambus tas megztinis ir parėjau laiminga su manim namo, o aš taip parėjau laimingesnė dar labiau. Nes, vat, nu, dabar apie tą oversizą, kad žiūrint, nu, tai turbūt matėt su aptimta bliuzelė, kur aš esu ir kur yra, vat, štai šitas megztinis. Tarkim, jeigu aš atsistoju, nu, vat, jisai toksai nėra ilgas, nes aš nesu aukšto ūgio, tai man netinka, bet, nu, vat, galite matyti, nu, sakykime, iš abiejų, sakykime, pusių, ne, klubų, nu, apie kokius 10 cm. Tai imkim bendrai kokį 10, 15, 20 cm laisvumo šitas megztinis tikrai turi. Bet jis toksai labai mielas, malonus, toksai viską. Dabar, ko aš nedariau taip, kaip aprašyme, neketliavau apykaklės. Ir turbūt vienintelis man priekaištas būtų, vat, kas liečia priekio apykaklę, aš ją daryčiau šiek tiek gilesnę, nes man toks jausmas, pabuvus ilgiau, man nori va čia va tokia lyg raukšlelė darytis. Tai jeigu būtų bent keliom eilėm daugiau įgilinimas, aš mezgiau pagal aprašymą taip, kaip turi būti, nieko savo neišgalvojau, tai būtų buvę dar šauniau, bet tai nedidelė problema. Toliau, pečių linija, kai mezgiau, aprašyme nurodyta palikti atviras akis ir vėliau vašelio pagalba jas sumegzti taip, kad čia geroji pusė gautus toksai pinelės takelis. Aš jau paprastesniu būdu pasilikau atviras akis ir paskui 3 virbalų pagalba jas susimezgiau. Ir manau, atrodo ne ką blogiau, negu kad ten kokia pinelė. Toliau, ką dariau ne taip, rankovė aprašyme siūloma megzti nuo apačios į viršų ir vėliau ją prisiūti. Absoliučiai nesuprantu, kam tai skirta ir kodėl taip reikia daryti, ką tai duoda. Aš labai šauniai nusimezgusi ratu kūno dalį, išsimezgusi sutrumpintų pečių dalį, žodžiu, visą šitą reikalą. Aš susirinkau akis ir labai puikiai, man atrodo, kad šitos rankovės mano atrodo primegztos nuo viršaus į apačią. Aš raštą tiesiog apsiverčiau aukštyn kojom ir be didesnių problemų man jos nusimezgė ratu. Vat kaip atrodo vidinė rankovės dalis, kur siaurinosi. Vat kaip matot, vienas takelis buvo paleistas į siaurinimą. Vat. Kaip tai atrodo. Nu, manau, žinokit, visai neblogai čia man pavyko ir su tuo žakardu susidoroti. Siūlas, pasikartosiu, tikrai jisai labai tinkamas yra žakardui megzti. Tos akytės tarpusavy su tuo keliu taip susikabina. Labai. Rankovės apykaklė apmetimas yra tas vadinamas, nežinau, itališkas. Ir kaip žinokit, daugiau papasakot, ką neturiu. Manau, kad tikrai kartočiau, tik ko gero gal pasirinkčiau vieną dydį mažesnį, nes aprašymai yra 3 dydžiai. Ir dabar jau galėčiau sau leisti interpretuoti su bet kokiu raštu, turint vat, viso šito megztinio mezgimo bazę. Tai vat. Toksai, tatais, sakykit, ką norit, ganėtinai nemažas pabaigtas procesas. Tuo labiau, kad mezgiau 1500 metrų, 4 sluoksniai.
tai gavosi 100 gramų. Jeigu būtų 1600 metrų, tai būtų 400 metrų, tai kažkas 300 su centais, 350, tarkim, kažkokiu metru, ne? 4 numerio virbalais. Dar vienas momentas, kad siūlas truputėlį linkęs skleistis į plotį ir trauktis iš ilgio. Tai va, tai jau sakiau sekantį kartą, kai skalbsiu, jau mangi labai svarbu, kad tik nebūtų niekur aptempta, aš jau tempiau į šonus, kiek galėjau, dabar jau tempsiu į ilgį. Tai va, toksai mano pastebėjimas apie šitą siūlą, bet tikrai, kas turit galimybę užsisakyti, pabandyti pamegzti iš jo, nu, bent jau kaip traktuoja, kad šitas siūlas tai yra 100% merino vilna, bet jinai turi tas kašmyrinės savybės, turi tą mažytį pukelį būdingą Kašmyrui. Griaužti man jisai negriaužia, aš jį galiu drąsiai vilkėti ant be jokio apatinio sluoksnio, sakykim taip. Vat, tai ką, lieku aš ko gero su to megztiniu. Plepu ir dūstu netgi. Kavos ir mes tęsim toliau. Ties šitą vietą, žinokit, mano pabaigtukai visi pasibaigia. Ir dabar jau keliamės į mano procesus. Tarp kitko, iš karto pasakau, kad procesų turiu šiek tiek daugiau, bet ne viską galiu parodyti. Dėl labai paprastos priežasties, nes mes su Dominika iš kanalo Mergina su mezginiu mezgame kartu kovo kojines. Kojines labai atitinka tema, labai atitinka pavasarį, labai atitinka Velykas. Jos bus tokios pačios, bet sakykime, nu, vat kitokios, pagrindas jų bus kitoksai. Tai vat, bet labai tikrai labai linksmus. Tikrai pasirodysim, bet kadangi vakar Dominika išleido video ir jų nerodė pas save kanale, tai aš, nu, neturiu jokios moralinės teisės irgi rodyti, žodžiu, ir atskleisti tą paslapties šydą. Tebūnie tai būna paslaptis, kovas jau čia, tai viduriuką jau artėjam, žodžiu, tai ilgai netruks ir jūs pamatysit. Tai va, tai dabar jeigu einant chronologiškai, pirmas mano vasario pradėtukas, jau čia vasario pradėtukas, tai buvo tos vasario mėnesio kojinės. Bet aš iki tiek esu išplaukus ir nebėjau savo to pripažinti, nu kad šakės visiškai. Buvo užduotis, taip, vasario mėnesio skambėjo, tai buvo tema meilė. Reikėjo apmesti akis kaip itališkas būdas, bet su pagalbiniu siūlu, tarp kitko aš šitam megztiniui taip apačią apsimetinėjau. Tai turiu tik vieną pastebėjimą šitam apmetimui su papildomu siūlu, kad reikia labai sekti siūlo įtempimą pačiose pirmose eilėse. Nes jeigu truputėlį laisviau, banguojasi ir atrodo tragiškai. Tai va. Tai mano pirmas pradėtukas buvo Lietos vasario kojinės, ar ne? Reikėjo apmegzti prancūzišką kulną, tema meilė, apmetimas su papildomu siūlu. Aš aišku nusižiūrėjau aprašymą, kokią aš jau čia norėčiau megzti ir siūlus pasirinkau, iš kokių norėčiau megzti, bet vieną kojinę turiu numegztą, bet numezgus ją aš taip ėmiau, taip ir supratau, kad mano akys apmestos, tai visai net po būdu. Sakau, išplaukusi visiškai kažkur. Tai va, tai žodžiu, bet nieko tokio, aš labai norėjau numegzti šitokias kojines, būtent va, iš tokios spalvos. Čia jau truputėlį turbūt pereinam ir į pirkinius, kurių pas mane buvo absoliučiai minimaliai, kuo aš negaliu nesidžiaugti iš tiesų, nes labai norisi apsimažinti tai, kas dar man yra likę po tos mano garsiosios atakos. Tai va, tai aš megzdama sausio mėnesio kojines pritrūkau Dropsnordo balto. Tai, kad jau man nereiktų susisakyti vieno kamuoliuko, tai aš susisakiau porą kamuoliukų Dropsnordo baltos spalvos ir susisakiau porą kamuoliukų, va štai tokios gražios, nežinau, levandų, alyvinės ar kaip jūs ją vadinsit spalvos. Dėl ko aš tokią spalvą pasirinkau vasario mėnesio kojinėms. Nes tokios spalvos pas mane nei namuose, nei mano garderobė jūs nerasit su žiburiu. Man visą laiką atrodė, kad ta tokia violetinė spalva, jinai tokia gedulo labiau spalva ir tokia ir senbergių spalva ir, žodžiu, N+K šitų tokių stereotipų galvoj pridėta, bet kai Dropsnordas įsileido tas tokias naujas švelnes savo spalveles
Ir aš ta violetinė, gelsva, persikinė ir man atrodo tokia dangaus žydrumo spalva. Nu, aš jau galvoju, nu jau bala nematė, reikia išbandyti, reikia kažkaip bandyti prisijaukinti tas spalvas. Tai vat, naujai atrasta meilė šitai spalvai. Ir aš negaliu neigti, kad aš, pavyzdžiui, nebeužmėsiu akies, ar į tokios spalvos rūbus, ar į tokios spalvos kažkokius, nežinau, papuošimus, aksesuarus namams. Tai vat, mano naujai atrasta meilė, ganėtinai švelni spalva. Kojinės labai labai neblogos, turiu pasakyti, viena numegzta. Mezgiau pagal aprašymą, tai bala žino, kiek aš čia jums galiu atskleisti. Bet kurios esat truputėlį gudresnės, tai manau suprasit, kokiu būdu čia viskas yra megzta ir išmegzta. Vat kulnas prancūziškas, kaip jau ir pataikyčiau, spalvą pataikyčiau, nepataikiau su akių apmetimu. Tai lieku skoloj vasario mėnesio kojinės, bet sakau, pasinaudos tikrai tą padėtim, kad leidžia truputėlį vėluoti su terminais. Tai kaip ir šitas pasiliksiu tiesiog savo malonumui kojinės. Tai turiu nusimezgus vieną pilną kojinę, jinai jau yra išskalbta pas mane. Ir antra yra, atsiprašau, kad aš pakoščiu, bet aš truputėlį po ligos. Ir tas kosulys pas mane dabar už kažko jisai yra užsibuvęs, tas toksai visas krenksėjimas, tai jau tikrai jautresnių žiūrovų atsiprašau už tuos pakrenkščiojimus, bet jau neįmanoma kitaip. Tai va, o kita tai yra va štai taip, trūksta dar kelių eilių man ir pradėsiu formuoti jau kulną. O va, tai kaip ir nelabai daug trūksta, ne? Ir dar vienas procesas yra va tos kovo mėnesio kojinės. Čia jau tų tokių labai didelių taisyklių nėra. Man rodos, galim apmesti akis kaip norim. Kulnas yra bumerangas, tai jau čia yra. Ir tema yra, man rodos, pavasaris, Velykos, kad kažkas tokio. Tai va. Tai va, tas yra procesas. Dabar mano sekantis procesas, tai buvo, tiksliau nebuvo, o yra. Prisiminiaugi savo procesą pradėtą, čia jau antrą kartą jisai permesgamas yra va štai. Mano paprastuoliškas absoliučiai reglanas. Aš jau jį pamesgiau. Dabar, aišku, aš pralyginau truputėlį priekį, kad nebūtų toksai įsiglamžavęs, nes kitų procesų daug, tai ne prie visų gali pribėgti žmogus, kad ir kaip norėtum. Tai va, rankovių dalis jau yra išmegzta. Kaip matot, šitą priekaklį aš tokį ganėtinai, sakykime, jau galinga pasimesgiau. Čia tų centimetrų kokie, nežinau, 7 turbūt bus kaip nieko. Nu, va, nugaros dalis ir priekis mano. Kaip ir minėjau, permesgošiu jį antrą kartą, nes pirmą kartą, kažko labai aš apsiskaičiavau. Vat, ir toks paprastuoliškas, visiškai žinokit, jisai bus, turi tokį vat žvilgesį, kurį duoda mažyčiai žvyneliai. Ir aš jau jį čia paauginau, tai taip gal visai neblogai, žinokit, labai matėsi tas mano perėjimas, vat gal šitiek. Geras sprindį, jau aš turiu jo pasimesgus. Tai dabar jau, žodžiu, šokinėjau kaip višta apie viščiukus, apie tos savo pradėtukus. Vat. Atsiprašau. Siūlai, turbūt jau irgi esu rodžiusi. Čia yra mėlynas linas, šilkas ir dalis kašmyro. Turiu netai, man atrodo, prinskriną pasidariusi išsisaugosi, jau rodo, aš jau jums nežinau kelintą kartą. Šitaip, tada eina siūlas, plonytis merinas su sidabriuku, jeigu eina jums jį žiūrėti, ir plonytis iš Lana Gato Harmony siūliukas. Tai vat, nes šitas pats siūlas pats iš savęs, jisai, labai jau plonytis. Tai vat, auginom. Čia ir mano slaptas procesas kartu šitam kibirėlį mano Ikėjos tam krepšelį. Tai baisu, kad neišbėgtų. Tai va, šitas procesas yra. Ir aš jau pastebėt labai mėgstu prisižadėti, bet turbūt šių metų rezoliucija būtų tik vienintelė, kad reiktų dar ir pradėti tuos pažadus vykdyti. Tai va, tai dabar mano sekantis ir paskutinis jau procesas yra mob megztinis.
buvau prisižadėjusi Dominikai kartu megzti su ją. Jos progresą galite matyti pas ją kanale, paliksiu jos kanalo nuorodą, labai siūlau tikrai užeiti, labai miela maloni mergina, labai kokybiški ir gražūs mezginiai, žodžiu, tikrai didžiausios rekomendacijos. Ne dėl to, kad mes kartu mezgam vieną ar kitą projektą, nes mes su jie ir lapcis mezgėm, dabar mobį mezgam ir žodžiu, ir tas kojines, bet iš tiesų, tas jos kuriamas turinys, bent jau man labai patinka. Kaip aš sakau, man vakar sekmadienio kava tapo ženkliai skanesnė, nes turėjau ką pasižiūrėti. O dar nekalbu apie tai, kad jos šitie visi vlogmas tikrai gruodžio mėnesį padaro dar šventiškesnių. Ir ką aš turiu su to mobiu, turiu pripažinti, kad turiu vytis Dominiką labai neblogai. Nežinau, kas jai mezga, gal nežinau, iš Temu ar AliExpresso turi parsisiuntusi kelis kiniečius. Nes pas ją kažkodėl mezginiai auga baigta. Auga baigta. Pas mane brūžinu, klausykit, nieko, yra ant vietos. Tai va, mezgu. Aš jau vieną savo mobį turiu nusimezgusi. Esu jau tikrai įrodžiusi ir matavusis iš balto dropseiro. Ir aš su savo baltu dropseiru buvau nusipirkusi tokį dangaus žydrumo dropseirą, žinokit, numerio nepasakysiu, nes šitie mano žydruoliai, man atrodo, aš jau esu senesnėme video rodžiusi, kad yra nukentėję nuo šuns. Šuo irgi yra mėgėjas gerų siūlų. Tai žodžiu, šitas mano megztinis irgi mezgas turbūt su šuns vilna, nes protarpiais aš turiu gerokai parankioti ten, žodžiu, jos kailio likučius tam siūlę, bet aš nepasidaviau, neišmečiau, susirinkau nuo žemės, susiviniojau ir mezgu. Tai siūlų dabar galiukų dar kol kas 1 milijonas, nugaros dalis tiek, kiek reikalauja prašymas, yra numegzta, auginuosi priekio dalį, paskui apsijungs viskas ir megztis tada jau ratu į apačią, tada jau apykaklė, rankovės. Šiaip dropseiras mezginyje atrodo kreivai. Būkim biedni, bet teisingi, jis atrodo labai kreivai, nepaisant, galite patys matyti, ar ne, kad tos akis kairien dešinien, pirmin atgal ir vėl iš naujo, bet viską atperka tai, kad tai yra irgi vienas iš tų siūlų, kurį aš galiu drąsiai nešioti be apatinio sluoksnio. Jisai yra begaliniai mielas ir minkštas, iš jo yra be galo smagu megzti. Ir neprailgsta tas mezgimas iš jo. Ir iš vis dabar pasižiūrėjau, kad čia gyveni raštai. Atrodo, jiegi nesudėtingi tie raštai, bet megzti su raštais yra ženkliai įdomiau ir aš tikrai netikėjau, kad aš kada nors galėsiu tai pasakyti. Nes taigi aš tai visą laiką, man, nežinau, kilometrai gerosiom akim, tai yra mano viskas. Senst. Ne, iš tikrųjų, juokas juokais, bet su raštais mezgasi ženkliai greičiau, ko gero mezgasi tiek, pradedant, nežinau, nuo visko, nuo kojinių, šalikų, megztinių, tik tiek, kad, raštas nelygus raštui. Jau reikia pasirinkti tokį raštą, ko gero, kuris patiktų ir dėrėtų prie to, ką jūs įprastai nešiojate, ką turit savo garderobę. Tai dabar su mano procesais, man atrodo, aš jau čia viską supasakojau. Pirkiniai. O pirkiniai buvo juokingai niekingi, nes jau sakiau, kad pirkau Nordo porą kamuoliukų. Pirkau prie to paties to violetinio Nordo, bet štai šito porą kamuoliukų. Dar nusipirkau ekstra čiaugų valą vieną, 55 cm, nes vis pritrūkstu, nes tų procesų jų nemažėja, jų tik daugėja, o juos tai kažkur reikia padėti ant kažko tas akis sunerti. Paskui dar vienas buvo momentas, kad pirkau, užsakymą dariau iš AliExpresso, ten man tokių visokių menkniekių, kur reikėjo, tai tuo pačiu pagriebiau iš AliExpresso blokatorius kojinių. Aš turiu šituos plastikinius, šituos, aš juos pirkau mezgimo manijoje. Ir prieš tai turėjau irgi iš AliExpresso irgi tokio tipo labai paprastus blokatorius. Tai turiu pasakyti, kad šitie mediniai man jie patinka labiau, nes
Man šitų turimų plastikinių blokatorių, man šita dalis yra per siaura. Aš kojines visą laiką mezgu šiek tiek platesnės, nes mano kojinė yra labai siaura, tuo labiau, kad mano yra aukšta keltis. Tai jau nori, nenori, aš jau turiu jas megzti platesnės, kad jau jos, ir lyginant, pavyzdžiui, su šitų blokatoriu, jisai tikrai yra, ženkliai platesnis. Aišku, pradėkim nuo to, kad aš dydžio prašoviau, bet nebėda, čia jie kainuoja, nežinau, 4 eurus, tai aš jau užsisakiau M dydį, nes čia yra SS, nuo 35 iki 37 dydžio. Tas kitas bus, man atrodo, gal 38, 39 dydis, bet manau bus šiek tiek didesni pačiai pėdai, bet reikalui esant, aš savo 37 numerį labai gerai kojinės apsitempiu ir išsidžiovinu ant šito. O be to dar šituose čia kažkoksai va kaip ir padeginimas yra, nežinau kokio būdu čia turbūt padegina ant tos plokštės, kad tos piešinukus išraižo tokius. Tai va, tai žinokit, šitiem blokatoriam jie yra minkštučiai, tokie faneliniai net sakyčiau, bet aš jiem priekaištų visiškai jokių neturiu. Lengvučiai, fainučiai, viskas su jais gerai. Viskas yra gerai ir su šitais blokatoriais. Neturiu aš jiem irgi priekaištų, bet sakau, man norisi, kad šita pėdos dalis būtų platesnė, negu kad yra štai šiuose blokatoriuose. Tai buvo toksai menkniekis, po to iš to paties AliExpresso, nežinau. Būna, kai kartais žinot, kad aš pasiūlau, kartais ir tos mūsų mezgimo krepšelius. Tai pasiėmiau AliExpresse tokią adatinę moliūgėlį. Tokia kreiva šleila, palankstyta, bet tokia, ką. Tai irgi keli eurai, toksai, nežinau, puikybė tokia apėmė. Ir užsisakiau, čia atsidaro dangtelis, galima kažką įsidėti, kad ir kokius mūsų mezgimo markeriukus laikyti. Vis ant palangės nenumetęs būsiu, o įsidėjęs į kažkokį indelį. Toks. Ir jau čia visai, žodžiu, avytė. Jinai įkrito į kavą. Įsivaizduoju. Paskendo avytė. Ir manau, žinokit, aš šitos dalies tikrai neiškirpsiu. Ką dabar daryti? Kavytė su avytė, žodžiu, avytės rankoj, žodžiu, ir kavytė su avytė. Tai ką? Žinokit, pas mane čia viskas aptiško. Man atrodo, šitą linksmą natą mes ir baigsim šitą mūsų video, nes jau man baisu kažką imti į rankas, kur aš dar čia klausykit kažką imsiu, pamesiu, išmesiu. Tai tuo kartu aš dėkuoju už jūsų kartu praleistą laiką su manim. Ačiū, jeigu pasižiūrėjote iki pabaigos. Ačiū, kad užsukat. Ačiū visiems tiem, kurie komentuoja. Ačiū net ir naujiem, ir ačiū labiausiai, ko gero, tiem, kurie yra nuo pačių pirmų mano video. Tai ką, linkiu gražaus jums to saulėto pavasario, geros darbingos ateinančios savaitės ir mes susitiksim sekančiame mano video. Negaliu pažadėti, kada bus, bet tikrai bus. Ačiū ir iki malonaus. Einu gelbės avytės iš kavytės. Iki.